Sveiki visi iš Irako. Nu va, ką tik išėjome mes iš oro uosto kaip ir teritorijos, nu gal ir ne, nes dar ten kažkokia patikra. Vienu žodžiu, prieš tai nelabai galėjau normaliai filmuoti, nes pilna visokiausių ten kareivių buvo, kurių, na, pagal įstatymą čia griežtai draudžiama yra juos filmuoti, tai aš nenoriu prisidirbti Irake. Tai jo, išeisim normaliai iš oro uosto, galėsim normaliai filmuoti. Nusprendžiau eiti, nes dabar yra kažkaip 10:30 ryto. Jie tiksliai pasitikslinau, tai dabar 3,8 laipsniai, bet maksimum šiandien bus 42. Nu, tai va, smagiai. Tai einu dėl to, jog tiesiog į viešbutį dar man per anksti čekinintis. Nežinau, ką veikti. Tai aš galvoju pešiomis nueisiu iki viešbučio. Čia kažkur 5 kilometrai. Pabandom. Gal saulės smūgio negausiu. Čia beje galit matyti dvi skirtingas vėliavas. Tai ta raudona, balta, juoda, na tikriausiai esat matyti, čia būtent yra Irako vėliava. Bet ta raudona, balta, žalia su saulutė, ten tikriausiai, tai čia yra Kurdistano vėliava. Tai va, būtent mes Kurdistane ir esame. Kurdistanas yra, na tokia kaip ir, visų pirma, kurdai tai, na, žmonių tauta, o Kurdistanas yra teritorija, regionas, kuris neturi savo nepriklausomybės. Jis yra šiek tiek Turkijoje, šiaurės Irake, Sirijoje, Armėnijoje, Irane. Ir šiandien per visą šią šalis ateina teritorija, kurioje gyvena kurdai. Jie savo teritorijos savo neturi. Bet Irake jie turi tokią kaip daliną autonomiją, jie turi savo armiją, jie turi savo valdžią, kaip suprantu. Tai jo, beje, skirtinga vizos išdavimo tvarka. Pavyzdžiui, aš dabar turiu vizą, bei jį galioja tik tais Kurdistano regione. Tai aš galiu keliauti tik tais, nerodysiu, rodysiu priekį. Tai aš galiu dabar keliauti tik tais Irako Kurdistane. Tai va tai vadinasi, Irako Kurdistanas. Tai jeigu norėčiau keliauti į Bagdadą ar kažkur, į vadinamą federalinį, dieve, Iraką, tai negalėčiau, reikėtų atskiros vizos. Thank you. Walking. Okay. Thank you. Good night. Ta prasme, kur pasislėpti nuo saulės? Aš galėčiau būdelį lysti. Galbūt nebeišlysiu atgal niekados. Nei vieno debesėlio. Kažkokia elektrinė, matomai ten. Nieko, miestas jau šalia. Dar prisiminiau vieną dalyką. Kurdai nešneka arabų kalba. Nu, davasme, tikriausiai kai kurie moka, gal negi dauguma moka. Jie šneka savo kalbą, kurdų. Arba ten kažkaip Soran liktais, ar Sonar, ne, Soran, matos vadinasi jų kalba. Su skirtingais dialektais, aš nežinau. Bet esmė tame, kad jie nešneka. Jų kalba nėra arabų. Tai reikia išmokti mums pasisveikinti ne arabiškai, nesalama leikinti juos visus. Ir ne, kai dėkojams, nesakyti šukran. Atrodo, sveikinas kažkaip slav, kažkaip trumpina slav, o ačiū spas. Bet aš šito negarantuoju, tad reikia mums įsiaiškinti. Reikia nueiti į kokį šopą ir paklausti. Reikia ne paklausti, o pasakyti ir žiūrėti, kaip jie sureaguos. Atsakys gal kažką, galvos, ką tas invalidas išneka. O, man jau ta saulė kerta. Oi, krūmynai. Žmonės tiesiog čia šiukšlių maišus palieka. Bent jau maišus suda, ne taip kaip kitose šalyse. Indija. Turim problemą. Mano kamera buvo išsijungus, nes perkaito. Nu, bent jau ekranas išsijungė, nežinau, ar kažką mes nufilmavom ar ne. Tai žiūrėsim. Čia žiūrėkit, kas į viešbutį kažkokį mandrą stato jau. Eik, savo. Oi, mums reikėtų sustoti, kur nors gal kokių ledų pavalgyti, jeigu rasime ir panašiai. Eik, savo, jūs pažiūrėkit, kur aš esu. Jums čia panašu į Iraką. Aš čia labiau panašu į, ką, aš žinau, Emiratus kokius. Bet va, viską dabar stato, va, baigęs karai. Vas Kurdistane, matau, su ISIS. Skaičiau online, kad neminė šito žodžio, labai jauti tema. Tai
kovų čia su jais beveik nebuvo. Tai matomai dabar, kai jau gal ant gynybos tiek daug nereikia finansuoti, tai gali statyti viešbučius visokius. Žiūrėkit. O va, gavau vėl. Jeigu ką dabar nematau nieko, jeigu aš filmuoju ar nefilmuoju, tiesiog užgesu telefos kamerą, bet matau, kad dega raudona lemputė, tai tikriausiai filmuoju. Gerai, jungiu lauk ant kamerą, nes šitoj susprogsinai tikriausiai. Nežinau, radau kavinę. Einam, gal bus kokių ledų, ar tai, nežinau, kažko šalto sigart, nes nedaeisiu už tos 4 kilus. Reikia atsivesni šiek tiek. Varau į vidų pažiūrėsim. Žiūrėkit, kokią fancy vietą atėjom. Atnešė planšetę vietoj meniu. Dar kartą klausiu. Ar čia Dubajus, ar kas? Gerai, aš įsirinksiu tą, pažiūrėsim, ką mums atneš, okei? Vien žodžiu, čia rimtais tokia rimtesnė vieta. Už kavą aš mokėjau 5 eurus, bet man netidarė durų, bet žiūrėjau kitiems, kas įeina į vidų, tiesiog atidaro duris, jeigu išeini, tau atidaro duris. Šitai rimtai visi nusiteikia, bet nors mokėjau daug, bet labai geras dalykas, nes va, galiu telefoną pakrauti ir atvesim bateriją. Tai čia mano prita baterija, kuri buvo, kaip filmavau, jį tiesiog rankui neįmanom laikyti. Tai nežinau, kaip čia kas bus, reikia šiltuos susiam, kulerį susiam nešiuoti, ten baterijas laikyti nuo šiol. Gerai idėja. Gerai, tai paragaukim savo tam kavytę. Ai, kavą taip tiesiog moka pasiėmiau. Bus gerai, svarbiausia atsivesinti, nes čia kondicionieriai įjungti, viskas gerai šalta, negi sakyčiau. Na. Paragaukim, ką žinau. Šiaip gera kava. Šalta, į dar kofeino gausiu, pats tas. Tai nežinau, užsibūtų čia nežadu, nes paprasčiausiai, ko ilgiau mes būsim, to bus karčiau lauke. Tai aš noriu grįžti, noriu nukeliauti iki viešbučio iki kokios 2 valandos, nes tada čekinas, šiaip turbūt labai įmanomas dalykas, nes dabar, šiukas mano bėjom, dabar yra 11 valandų tiktais. Manau, per kokias 2 valandas įkai turėtume nueiti, mes žiūrim, kiek kartų sustosim pakeliui kažkur kažką pažiūrėti. Žiūrėsim. Žinot, šitais atsivesinimais yra minusas, nes ten kondicionierius, ten koks 20 laipsniai buvo, atsigėriau šalto vandens, šaltos kavos. Ir dabar išėjau į lauką, nu čia dabar 40 tikriausiai yra. Tiesiog kaip tiesiog spaudžia prie žemės. Nieko. Reikia prasti. Nu va, išėjome iš to prekybos gatvės. Va, žiūrėkit, kaip turime eiti. Nu, yra niuansų. Žiūrėkit, kokios svarstyklės. O, žiūrėkit, alkoholio yra. Geras. Liko 3 km eiti iki mūsų namų. Manau, nueisim iki namų, pažiūrėsim, kiek bus valandų. Kai padarysim čekiną, šiek tiek pailsėsim, ne? Visi kartu atsiprausim viską. Ir tada šausim į miestą, gal kai jau saulė pradės leistis. Nes matos, ganai pykas yra va, taip nuo 12 iki 2 valandos. Eik, sau. Gerai. Iš Raimonto kelionės mes stengiamės skūstis kuo mažiau. Laukia gali 40 laipsnių, bet užtat sausas karštis, ne toks baisus, ne? Išgyvensim. Kaip idiotas jaučiuos. Žiūrėkit, einu. Parkelis kažkoks. Sakykite, ką norit. Šiek tiek Europą primena. Gal labiau Balkanus kokį. Nežinau, buvau Juodkalnijoj prieš kokius 3 ar 4 metus. Tai panašiai ir atrodė. O veikia čia bent kažkas. Pabandom. Oi, reikia. Oi, koks karštas. Oi, subinę sudeginsiu savo. Ui, blemba,
nenustepčiau, jeigu būčiau visiškai prilipęs dabar. Op, veikia, eik tu savo, bet eik tu savo, kaip karšta. Į mane žiūri. O, eik tu savo, kažkaip ir idiotas. O, iki subinę sudeginau, lyg ant keptuvės būčiau įsėdęs. Oi, nebedarysiu taip. Hello. Eik, smagiai. Bet nemaniau, kad taip karšta bus. O, pala, mano šiknos kišenė yra mano pasas. Nesudegė, gerai. Va, žiūrėkit, žinosiu, kur man varyti. Nudegimų ligoninė. Matrodos, taip pat ten reikės man varyti jau. Eik, tu savo. Nu, realiai atėjom prie savo nakvynės. Čia už posūkio bus. Pasidarysiu čekiną, padarysim kambario apžvalgą, pažiūrėsim, ką darysim, okei? Kažkur, o, žiūrėkime, čia. Kažkur čia po 10 turi būt. Nerodysiu, kaip čekiną darau, neįdomu, kas čia įdomus. Einam. Štai ką reikia veikti Erbilyje. Tiesiog eilė yra registratūrai, radau oro kondicionierių ant 17 užmestą. Mane galim prapūsti, žiūri, reikia eiti šią lauką. Bum! Štai ir mano kambarys. Buvo biškai juokingai. Mane palydėjo berniukas vienas. Ir, nu, aš matau, kai jis tempė lagaminą, žinai. Galvoju, gal ten juos, žinai, gal kažkur pakeliu jis nori nueiti. Ateiname iki šito kambario ir jis padeda tą lagaminą čia. Nes sakau, tipo, kas čia? Kas čia per lagaminas? Ir tipo, čia ne tavo? Oi, ir taip įsigando, žinai, greitai nulėkė. Nupisa kažkieno lagaminą, daug maž iš registratūros. Nu, ką padarys? Tai, bet kokiu atveju, štai, ką galite gauti už 30 eurų Erbilyje. Ir taip, 30 eurų. Ir čia, matos, buvo vienas pigiausių variantų, ką buvo galima gauti šitą miestę, nes, patikėkit manim, čia nėra pigų. Ta prasme, bent jau nakvynės nėra pigios, nes visų pirma pasirinkimo beveik nėra. Tarkime, hostelių ar ten kažkokių biudžetinių vietų tiesiog nėra. Yra vien tik visokie tai viešbučiai, ten fancy ir panašiai. Čia toksai irgi su gražiu registratūra, su visko, bet su jais, nežinau apie ką aš neku, bet kokiu atveju. Nėra pigų. Ir pasirinkimų, tam tikrose miestuose, kur aš norėčiau visai nuvykti, ten max 3 viešbučiai ir jie žiauriai brangus, nes tiesiog, nu, nėra konkurencijos. O čia nakvynė, tai va, lovytė, oro kondicionierius, telikas, kurio tikriausiai net neįjungsiu, virduliukas yra, kavos yra, arbatos, turim, vos nenukratau, reikia žiūrėti kojas dedu. Turim, tūliką, dušinę, jau užsidaro ar atvira? Atvira, tai bus visų čia šlapia. Džiovintuvas, čia. Eik tu, išmanus veidrodis. Nežinau, ar šis skaitas išmanus. Žiūrė, negi dantų pastos yra visokios, dental kit. Čia kas gero? Nieko. Tai va, pala, lovas testas, rimtas. Šaltuvas raida. Galim čia vandens įsidėti kokio. Ai. Keista, kad vandens nėra. Kažkaip visur duoda vandens tokiose vietose. Na, gal pamiršau. Gal pagailėjo. Gerai, lovas testas. Kieta lova. Bet manau gerai mėgosiu. Eik, tu tas vėjelis gerai pučia tiesiai. Gerai, aš šiek tiek pailsiu, gal nusnausiu ir tada susimatysim, nežinau, eisim kažkur tai sprendimą. Aš ką tik atsiguliu ir iš karto o be mes jau sugrįšime, to pavadžiu. Nu, išėjom pagaliau laukan, man jau pamėgosiu, nieko nepamėgojau, nei ką. Beje, mes einam ten, turėtume nueiti, nežinau, čia kažkas dega, žmonės stovi. Einam ir tiek. Nežinau, kaip čia veikia eismas. Ok, ką noriu sakyti. 2 valandas pabuvau namuose. Ai, tiesiog. Su oro kondicionieriu.
pabuvau, kad pailsėt šiek tiek nuo to karščio, bet dabar laukia atrodo dar karščiau, arba tiesiog išlepau būt namie su to kondicionierium. Mes dabar eisim ten. Ten priekį galbūt jau negi matote, yra Erbilio citadelė. Kažkokia tvirtovė. Eisim, pažiūrėsim, gal išeis užlipti, pažiūrėsim, kaip ten kas atrodo. Va, žiūrėkit, kokie tvirtinimai dideli. Geras. Tai dabar klausimas. Ten man tos laiptai yra. Tai ten. Mėginam. Jėdaus. Spėjau vakare arba anksti ryte žmonių būtų daug daugiau. Dabar realiai to nieko nėra. Vidury dienos. Vienu žodžiu. Šitas ėjimas yra tik tais automobiliais. Ir yra užrakinta. Bet pažiūrėjau žemėlapį, yra kitas kelias. Bet palaukim. Bet tas kelias yra iš kitos pusės. Tai mums reikės visą peiti ir tada mėginsim užlipti. Čia beje, jeigu įdomu, knygas pardavinėjo. Bet tokia kalba, kurią abejoju labai daug mano žiūrovų moka. Čia jau, žiūrėkit, pamačiau skulptūrų. Žiūrėkit, kavalierių su kažkokiu tai instrumentu, arabiška gitara, nežinau tikrai kaip pavadinas, groja serenadas matomai. Smagu, miela, bet man dar nėra 70 metų. Einam kažkur įdomiau. Čia beje einu ir matau, kad ten turgus kažkoks didelis. Varom iki citadelės, jeigu šiais užlipti, o tada šaunam į turgų. Nes man būtinai reikia purę nusipirkti. Nudvėsiu ant tai. Net energija tiesiog jaučiu, kaip dingsta. Reikia vandens irgi nusipirkti, neturiu vandens, nieko neturiu, daugmaž kem 2 laipsnį laukiant, visiškai nepasiruošęs nei vandens, nei kepurės. Iškepsiu ir pasaulis nieko nepasigės. Atrodo, prieinam, va, įėjimą kažkokį tai. Ir jis bent jau neužtvertas. Pergalė. Nuo tos, kad čia nemokamai, nežinau, nieko neparašyta. Nieks nieko neprižiūri. Varom. Čia ne Europa, mato, čia yra nemokamų atrakcijų. Žiūrėkit, va. Vaizdas atsiveria į turgų. Mes va ten lipsim. Tik žinokit, žiauriai statu. Tiek telipu. Jau pavargau. Jau giliuosi, kad nenusipirkau vandens buteliuko kokio. Užlipsim. Turim kažkokią tai patikrą, stop. Tai į vidų įeit neišeina. Nieko neįleidžia. Bet mes va, užlipam į viršų. Žiūrėkit, koks vaizdelis atsiveria. Miestas. Bei patranka. Į ką nutaikyta. Ten kažkur. Bet pažiūrėkit, kaip čia atrodo viskas. Čia pagrindinis skveras. Esu matęs nuotraukų čia. Galit matyti vėliavas. Visur vien tik kurdų vėliavos. Nematau niekur Irako vėliavos. Nes kurdai, Irako kurdai, manau visi kurdai labai kovoja dėl savo tos nepriklausomybės. Ir va, čia Erbilyje tikrai galima ją matyti. O tos Irako vėliavos tik tais ant, Irako valstybinių pastatų, te matysim čia, žinokit. Gerai. Tai užlikę. Pasižiūrėjom vaizdelį nuo čia, varom į turgų ieškoti ko atsigerti. Tikėjausi, kad bus galima įeiti į vidų, nelabai supratau, kodėl negalim, tiesiog viskas uždaryta. Norėjau eiti pasiklausyti to sargybinio neliko irgi, tiesiog užtverta viskas. Bet nieko. Šitą pasižiūrėjom
Va, kokį vaizdą. Abie va, žiūrėkit, fontanas. Tikiuosi mane girdit. Pamaldos dabar. Gerai, varom kažko atsigerti. Lipau. Pažiūrėk, užrakinta. Jo, kad tik vienas ėjimas šitie yra. Pasivašysim, palipsim laiptis, va. Smagu visiems. O, laščiakus, va, sudeginsim. Žiūrėkiai, ten kažką daro. Galbūt tvarko patalpas kokias. Galbūt žinot, rugsėjais yra ne sezonas, nes dar žiauriai karšta. Tai ruošiasi sezonui, kuris yra, nežinau, gal lapkritį. Neturiu idėjos, kad šiaip sezonas būtų. Galbūt dėl to, nežinau. Arba paėgėsim kitą dieną čia sukti ir pažiūrėsim. Einam dabar kažkur atsigerti. Žinok, kai nėra saulės, tai daug geriau. Kas galėjo pagalvoti? Nu, pažiūrėjau, kokiam mes turgui čia. Tiek čia visko daug. Akinių belė kiek. Kai man dažniausiai visose kelionėse reikia atrasti akinių, tai nerandu. O čia žiūrėkit, kaip parsivežiu akinius, tai belė kiek čia. Muilas tikriausiai kažkoks. Nu, žiūrėkit, ten giliai eina. Einame mes tą giliau. Pažiūrėsim, va, šlepečių. Ko mums čia gali reikėti? Mums reikia kepurės ir vandens. Žinokit, einu, arba aš atsidūriau būtent tokiam skyriui, arba čia vien rūbai, nežinau. Atrodo, čia galime sakyti viską išskyrus vandens. Tausme, va, plaukų visokie dalykai. Bet ten matomai toliau niekur nebus. Nežinau, ten gal mėginam, kas čia medus kažkoks esant toks yra. Kažkoks geltonas skystis ant žemės. Nu čia panašiau, gal jau šiek tiek maisto. Bet ne vandens. Va, žiūrėk, kokie skanėstai. Va kur kampelis. Vien desertai. Fine. Bet žinot, kas nėra desertas? Vanduo. Dėl to jie čia nėra. Išėjau lauką, nes matau, čia bus daugiau maisto visokio. Hai! Ir va, radau vandenuko. Pasiimsiu. Visi labai draugiški, visi labai nori sveikintis, bet aš tiesiog noriu vandens. Bum! Vandenį sėkmingai išgėrėm. Kažkokia keista situacija buvo, žinai. Klausiu, kiek tasai vanduo turi kainuoti, sako 1000, paduodu 1000, tada galiausiai atmetė man 750. Aš nesupratau, galbūt bandė iš pradžių nuskeminti, paskui galvoju, ai, taip vargšas yra ir man grąžino, arba tiesiog kažką ne tą pasakė, kad mes susišnekėm, ne esmė. Ką tik atsigėrėm vandens, dabar misija atrasti kepurę. Žinokit, aš jau nežinau, kiek laiko einu. Tavasme, čia to nesibaigė tas turgus, ir aš einu va palei gatvę. Tai čia viena pusė, bet dar buvo kita pusė, kurią mes net neėjom. O ten iš šoną, hai! O ten iš šoną visur galime eiti, bet ten pagal skyrių, prieš tai buvo moteriški rūbai, mačiau, dabar va vėl juvelyrika. Reikia tas vyriškų rūbų skyrių, galbūt ten rasim vyriškų kepurių. Nes moteriškų kepurių jau radau bele kiek. O, žiūrėkit, kokie sukasi. Mes dabar esame susifokusavę ties misiją atrasti kepurę. Žiūrėk, kaip fain yra, kaip įeini į vidų. Tos stogas, storas yra. Čia nėra karšta. Nemanau, kad čia oro kondicionieriai visą tai daro, nes nematau aš jų. Matau, čia tiesiog natūraliai vėsu. Dėl architektūros. Fainiai. Tai mes dabar einam į juvelyriką. Mums nereikia juvelyrikos, nežinau negi kur eiti. Beje, šiandien kepurės, pažiūrėkit, kokį radau restoraną. Koks sąjūdis čia. Kiek žmonių. Reiškia gerą vietą, reikia mus pamėginti. Net nežinau, kaip čia veikia sistema. Iš pradžių susisakyt, ar susimokėti, iš pradžių susimokėti, tą gauti. Visą norėčiau tą kebabą. After what you want, you come food. Okay. Making food, little wait. I will make food after making you, okay? Okay. So now I go there. Okay. If you're from outside, you can take. Ah, alright. Okay. Oi, kaip čia, sudėtinga sistema. Vienu žodžiu. Gavom šitokį daiktą. Dabar eisim mes
Šitokį pasimti. Jeigu kaip kepa. Matos pasiėmiau su jautiena. Vienai žino. Tiesiog padėsim šitą, tikėsimės geriausio. O, kaip kepa. Thank you. Nežinau, šitą pasimti. Do I put it here? Ok, taip įdedam ten. Dabar einam ten. Now I go there, yes? Ok. Ahmad al-Shaina. Now we should bring everything fresh for this make video. Right? Oh, ok. Kaip supratau, vien dėl to, kad aš filmuoju, man duos šviežias, gerai, naujas daržovės, nes ką tai turėtų reikšti. Tai pažiūrėsim. Dabar turiu va tokią kebabą su mėsyte. Skamba skaniai? Skamba. Atrodo skaniai? Matau, žmonės čia duoda savo tos plasmasiukus, aš savo atidaviau. Pažiūrėsim, kas gausis. Kiek čia visko daug. Va, žiūrėkit, naujas daržovės ir atnešė. Žiūrėkit, kiek čia visko daug. Čia reikia pačiam įsidėti, kaip suprantu. Įdėjo man kažkokių tikriausiai falafelių čia. Reikia daržovės pačiam įsidėti. Tik rankų neturiu, reikia šiek tiek man toj. Ok, įsidėjom kažką. Visiškas nesąmonės vyksta, nesuprantu, kaip čia ką daryti. Keliaujam į lauką. Kažkokią nesąmonę pasidariau. Pas kitus daug skaniau atrodė. O žiūrėkit, laisvas staliukas. Atsisėsim čia. Nu ką, skanaus man? Nu, kaip man jį valgyt. Šitiek daug prisikroviau, net nežinau kaip, nuo ko pradėti. Čia nukandau tokį šuduką. Ką daryt? Nežinau kaip apžiūrėti jį. Ką aš žinau, mėginam kažkaip valgyti. Pusė dalykų iškrito. Bet šiaip visai neblogas. Tai žiūrėk, kad kameros tas nors nepaimtų. Eidu sau. Iš viskas taip nevykusiai išėjo. Prisikrovau beleko, sumešiau viską belekur, vos įkandu. Bet skanu. Viskas krenta lauką. Beje, pirmas maistas Irake mano. Man atrodo, jo. Žiūri, skanu. After come upstairs also you can make this view. Oh, the view? Okay. From here come up, I will be there. Okay, thank you. Žiūrėkit, gavom žmogelį, kuris mumis parūpins vaizdais kažkokiais. Gerai, valgau šitą ir einam pažiūrėsim, ką jis parodyti mums nori, okei? Nu, jis sakė eiti viršų kažkur. Čia, ne? Žiūri, skanus kebas buvo. Žiūri gerai. Dabar kažkokį tamsų kambariuką Irake einu. Nice. Eik tu čia kaip. Eik tu savo. Hi. Yeah, very beautiful. Žiūrėkit, čia beje, ką mes turime. Pelekė gintaro. Ir man pasakojo, kad čia žmogus kolekcionuoja jį būtent iš Baltijos jūros. Ta prasme, jie perka iš Lietuvos, iš Latvijos, kaip supratau, visą šitą gintarą. Aiškus, čia yra labai brangus dalykas. Ir manęs paprašė, kad jeigu sugrįšiu kažkada čia, kad parvešiu gintaro iš Lietuvos. Jis jie labai mėgsta jį. Fainiai. O čia dar šiaip akmenukų visokiausių yra, žiūrėkit. Gerai, judėsimės. Žinot, kiek mokėjau už tą kebabą? 0. Sako, čia tau dovanų. Nieko mokėti nereikėjo. Tiesiog nemokamai pavalgiau. Mane taip nejauku yra. Tiesiog, sako, va, imk kebabą, žinai.
jeigu tu įkelsi video į YouTube, sako, mes tiesiog būsim labai patenkinti, kad kažkas lanko mūsų restoraną. Tai labai fainai. Labai dėkingas esu, labai smagu. Ir jo, ten su tais gintarais, tai biškai įdomiai buvo, nes manęs prašo, ar galiu iš Lietuvos atvežti, žinot, tokio dydžio gintaro. Jie matomai dar nežino, kad tokio dydžio gintarai tiesiog, deimantai, jų ten beveik rasti nėra įmanoma. Bet, gal kada nors rasim ir atvešim jiems už tą nemokamą kebabą gintarą. Jeigu šiaip įdomu, jeigu būtų reikėję mokėti už tą kebabą, tai būtų kainavęs 80 centų. Tai šiaip, bet tokios kainos už kebabus. Aišku, aš net nežinau, kaip reikėjo ten tą kebabą pasidaryti, susimėčiau viršus, viskas iškrito. Ir kaip ir. O šiaip mes čia priėjom į tokią įdomią vietą. Galvoju, gal pasimkim arbatos. Žiūrėkit, kiek vyrukų sėdi, visi rimti tokie. Neįdėm, gal mes į vidų pažiūrėsim. Ar yra vietos netyčia. Vos išjungiau kamerą, iškai mane pasodino. Iškai atnešė arbatos. Neturiu idėjos, kiek kainuos. Dar sakė, vandens atnešė. Tai va, šitokia vietelė. Daug vyrų, 0 moterų. Šiaip įdomus pasibėjimai. I am from Lithuania. Lithuania? Yes. Europe. Lithuania. Speaking Turkish? No, not Turkish. Lithuania speaking Turkish? No, Lithuania speak Lithuanian. You know Poland. So, Poland, Lithuania, Habibi, good friends. Yes. Polonia? Poland, Lithuania. Susiradom draugelių šiek tiek. My first day in Kurdistan. First day, I just arrived. It's very hot, very hot. And outside it's very hot. Sorry? From Istanbul. So Lithuania, yes, to Istanbul and to Erbil. Speaking Turkish. Yes. You don't pay, you will pay your money. You pay for chai? Yes, for chai. Spas. Okay, guys, have a good day. Bye. Thank you so much. Nu, nereikėjo už arbatą man mokėti. Eik, tu sako, kokie faini seneliai. Tiek daug pripasakojo. Na, aš nelabai ten filmavau. Pasako šiek tiek apie istoriją, kai jie yra Erbilio tikrai gyventojai. Ir jog jeigu reikia pagalbos, kreiptis pas juos. Ir galiausiai sako, kad nemokėk. Už tave sumokėsim. Ir net atsisakyti to aiškus neina. Tiesiog jis sumoka viskas. Tai jau šiandieną mes gavom nemokamą kebabą ir nemokamą arbatą. O čia tai vietelė, ne? Aišku, čia nesakau, labai faina vieta, nes visi už tave moka. Ne dėl to, bet tiesiog, kad ant kiek žmonės draugiški. Eik tu savo. Atradau pagaliau kepurių parduotuvę, pilna visokiausių tai skrybelių. Vieną jau šiaip pasimatavau ant greičio. Žiūrėsim toliau, ko čia gero yra. Čia tarp moteriškų buvo toksai. Šitą ir pasimatavau, bet blemba, labai levai atrodo manęs. Žiūrėkim, ko čia dar yra, bet jau tikrai kažką pasiimsiu čia. Manau, pasiimsiu tokį miško žalę spalvą radau. 3 eurus kažkur kainuos. Gerai bus. Yes, I will take it. Kodėl tu su Marlboro maišais esi? Negalima. No. Vaikas Marlboro maišus pardavinėja. Matai kaip. Už 1000 dinarų. Nu ir kaip kepurė atrodo? Tinka, ne? Tikiuosi tinka. Dažniausiai kepurė žiūri, manęs tėvai atrodo.
Bet reiktos kepurės vis tiek man. 3 eurus ir kažkur 20 centų kainavo. Net nesidėrėjau, tiesiog pasakė tokią kainą. Skamba gerai. Tai mes atėjom prie to skvero, kurį mes matėm nuo Citadelės. Einam pasižiūrėsim, kaip ten kas atrodo. Žiūrėk, koks laikrodis. Nu gražu čia, eik tu savo. Tai gaila, kad nebuvo galima įeiti ten į vidų. Visai matau, niekas ten, nežinau, per kamerą matot, yra tokios durys didelės, niekas prie jas neįeina, man atrodos. Mėginsim kitą dieną, galbūt iš ryto. Kas čia vyksta? Laikrodukai. Hello guys. Kareivis. Šiaip reikia atsargiai, nes kai kuriems labai nepatinka, jeigu tu filmuoji tos kareiviukus. O šiaip tai legalų nėra. Pažiūrėk, kiek čia daug tų, net nežinau, kaip vadinas. Ražančiai musulmonų. Tikrai nežinau, kaip jie vadinas. Šiaip vien jos pardavinėja. Nežinau, jūs matėt šiaip tais. Gal per video matot? Vyresnio amžiaus vyrai pagrindė, bent jau aš matau. Rankos jas visaip nešioja, visaip maigo taip. Ir aš kiek domėjausi tuo, tai čia yra tas musulmoniškas dalykas pamaldų, bet kurdai pradėjo jos naudoti tiesiog kaip fidget spinnerį kokį, žinot, tiesiog rankui kažką turėt nuolatos, kažką judinti, žinot, ADHD visokį. Tai nuo to ant tiek išpopuliarėjo tiesiog šitų akmenukų naudojimas kaip, aš net nežinau, dėmesio sukoncentravimui, kad pažiūrėkit, visur pardavinėja, nu čia jau nebe. Allahu Akbar. Aš jums primenu vieną dalyką. Mes esame Irake. Ar jūs tokį Iraką įsivaizduojat, ką? Pažiūrėkit, bet man ten už nugaros Citadelė turi būti kažkur. Turėtų matytis. Čia žiūrėkit, va toks centras visiškas, skveras kažkoks. Eik, tu gražu. Dabar, kai saulė leidžiasi, tai toleruoti manoma tą temperatūrą šiek tiek. Labai gerai. Taip, iš tiesų įdomi, jeigu kavinė, na čia labiau arbatinė, žmonės arbatos geria. 0 moterų, nei vienos moters nėra. Nežinau, kaip čia tai veikia, gal čia tik vyrams negalima. Nu, draugužiai, žiūrėkit, grįžom prie tų skulptūrų, kur buvom prieš tai. Žinokit, manau, jau reikia mums varyti laukinį iš to turgaus, nes žiauriai, jeigu neliko. Šią naktį 3 kėliausi, bėgau, nežinau, gal 4 valandas, 4,5. Tie skrydžiai viską nuvargino, tiesiog nebenoriu ten prie žmonių būti. Ir tas karščius, pum, kiam daug iššovė. Galvoju, varom dabar kažkur pavalgyt ir tada jau eisim miegoti, okei? Rytoj, žinokit, bus žiauriai geras videos. Man rytoj, jums nežinau, kada ateis tas video, bet rytoj dieną bus žiauriai gera. Dabar einam pavalgyti kažkur, okei? Okei. Bibi kafe. Šitą, žinokit, jau žiūriu, spaudžia sultis šviežias. Reikia pasimti man kažką, nes eik, tu savo mirsiu, man atrodo, vėl čia. Pasimsiu, nežinau, milijonų gal? Nežinau, paklausim. Pasiėmiau galiausiai granatų sulčių. Nežinau, nesupratų, piršais parodžiau. Pažiūrėsim, ką čia gausim. Spas. Nu, gavom sultyčių. Tu čia susėsti mums. Einam. Čia va susėsimės. Už nugaros visiems. Žiūrėsim, kaip meistai ruošia sultis. O metas mums irgi paragauti sultis. Kepurė nusimausiu, nežinau, koks čia etiketas. Eidus daug į vaivų. Kaip skanu. Žiauriai gerai. Nežinau, kiek kainuos. Neklausiu, reikia tikėtis, kad žmonių daug. Nebenau, ką bloga vieta.
Labai gerai. Nu, atsigėriau sulčių. Tai 2000 mokėjau. Nežinau, jie taip tarpusavį išnekėjo, dar, tipo, kiek čia reikėtų man sumokėti. Tikriausiai daugiau sumokėjau negu kiti, bet vis tiek. Šiaip manau, kad labai pigiai, tai 1,30 €. Bet žiauriai padėjo. Iškart energijos atsirado, nes jau prieš tai galbūt negi girdėčiau toks monotoniškų balsų, šnekų, jau toks mieguistas. Bet dabar geriau, bet vis tiek. Einam iki namų, biškai pailsėsim, tada eisim pavalgyti kažko. Kažkur ten namai turi būti. Nu, išėjau į lauką. Sveiki visi. Beje, jo taip sutemo. 7 valandos jau taip tamsučiam. Ir visi kviečiau taksą per jų... nieko nesimato. O, ateina. Per jų tokį Uberį. Karimas vadinasi, Karimas ten pas arabus visur naudojamas yra. Žiūrėsim, nuskambins, nenuskambins. Bus pirmas kartas važiuojant taksų Irake. Let's go! Nu, kaip epas sako, kapitonas pažymėjo, kad jis jau atvažiavo. Žiūrim. Gal čia šitas? Šitas. Nu, žiūrėkim, pagrobs mumis ar nepagrobs. Hello. Nepagrobė, mes dar gyvi. Tai eina pažiūrėti, nepasirinkau, kur važiuoju. Tiesiog žiūrėjau žemėlapį, radau šią vietelę, kur tipo daugiau restoranų visokiausių tai. Tai pažiūrėsim čia kažkur ką pavalgyti. Einam. No thank you, I just arrived. Ėjau, nenufilmavau kaip atėjau, bet štai mes kažkur atėjom. Atėjom į kažkokią rimtą vietą, pilną žmonių. Jeigu pilno žmonių, reiškia, kainos nebus skausmingos, reikia tikėtis. Nežinau, ieškau tam tikros vietos, nes Google Maps radau tokį neblogą vietelę. Bet aš jas neradau. Tai toj vietoj yra šita vieta, bet nežinau, nėra panaši. Žiūrėsim, bet vis tiek turėtų būti gerai, manau. Vieną žodžiu, tai staigiai atėjo, šie meniu nėra, yra 2 pasirinkimai. Arba vištienos kebabas, tiksliau, kurtinėlė. Žmonės jau akisi. Arba ėrienos kebabas. Tai aš pasiėmiau ėrienos kebabą, bet sakė, ten bus daug ko. Pieno, arbatos, daržovių, vandens atnešė. Tai žiūrėsim, tai ėrienos kebabo kaina, jausmo, tas 4 €, kažkas tokia, ar 5 €, kažkas tokia bus. Spas. Tai žiūrėsim, ką čia gausim. Pasitaisau. 6000 yra 4 €. Tai pažiūrėsim, ką už 4 € mes Irako Kurdistane gausim dabar. Jau atnešė va daržovių. Bet laukiam pagrindinio dalyko, okei? Nu, draugužiai, atėjo mano 4 € ėrienos kebabas. Žiūrėkit, turim svogūnų. Nesu tikras, kas čia. Žinokit, tikrai nežinau, kas čia. Pomidorai, citrinos, donytė, čili kažkokie pipiriukai, burokai ir salotos. Neblogai. Gerai, daržovių mes šiandien... Nu gerai. Paragaukim, kas tas taip per daiktas. Žinokit, nežinau, labai rūgštus. Marinuotas kažkoks buvo. Bet negaišim laiko su daržovėm. Ragaujam mėsą. Geras. Burnoj tirpsta. Yra prieskonių kažkokių. Aštrus nėra. Šiaip tais buvo pasiūlymas aštrus arba, kaip jie sako, įprastas. Aš pasiėmiau įprastą. Ir visai skaniai. Paragausiu dar pomidorą jums. Skanu, šviežia. Ir dar galą pakartosiu. 4 €. Tai va, dar atnešė. Nežinau, kas čia gal. Tasai airanas. Ir atnešė dar duonos. Ta prasme, prisijėsi mane šiandieną. Let's go. Nu, žiūrėkit, suvalgiau beveik viską. Šitą išgėriau, čia viską suvalgiau, palikau tik citrinai ir petražolės, nes nežinau, kaip jie sakyti. Nu ir šitą, nes jis toks rūgščiai aštrus, buvo neskanus.
Palikau burokus, nes man burokai nepatinka. Atsiprašau visų labai. Ne, čia palikau, nes jau. Tasme jau per prievartą čia valgau. Belė kiek daug maisto. Eik savo. Ne. O tas daržovės, kurias dar galiu valgyti, nebaigsiu. Kaip tie sako, pagalvok apie Afrikos vaikus. Šiuo atveju apie Irako vaikus. Pagalvojat? Galam. Nu ką, pavalgiam. Vėl įdomiai buvo. Noriu susimokėti. Kaip sakiau, 6000 kaina, duodu 10. Ir turėjo atmesti 4000, ne? Atmetė 5000. Nu, tarsi, neturėjo smulkiau. Tai aš tiesiog iš savo piniginės jam kišu atgal tą 1000, kad, na, įsilyginti. Ne, sako. Tai vienu žodžiu nepriėmė to 1000 atgal, tai aš mokėjau ne 6000, o 5000. O tai yra, na, kažkiek mažiau, nežinau, parašysiu apačioje dabar. Iš galvos negaliu suskaičiuoti. Tai jo, nežinau, šiandieną visi, kai Indijoje ir visur kitur, visi tik nori, ar Maroke, pinigus išplėšti iš tavęs, o čia kaip tik ir neimo pinigų. Man taip keista, aš nesuprantu. Aš eisiai kovoti, žinai, kad tipo, hello. Aš eisiai kovoti, žinai, tipo, į mano pinigus. Ne, neimsiu, sako. Nu, blemba. Nežinau šitos kultūros, bet, na, smagu. Kviečiamės dar vieną taksą. Šiek gal vėl nepagros mūsų, reik tikėtis. Nu ką, tai buvo įdomi situacija. Kažkaip net nenufilmau, nes nesitikėjau, kad taip gali būti. Laukiu savo to Karim takso. Gnai, man Maps rodo, kai jis atvažiavo, gnai tuo metu atvažiuoja automobilis. Nu, okei, įlipu, žinai, pasisveikinę, klausiu Karim, sako, jo, tipo Karimas. Biškai pavažiavom. Ir tipo, prašo, kad į Google Maps įvešiau, kur aš noriu važiuoti. Ir aš, palauk, apie ką tu šneki. Tada pažiūrėjau į savo aplikaciją, kad mano vairuotojas manęs taip ir pasiliko laukti. Aš nežinau, kaip taip nutiko. Bet vieną žodžiu, pavažiavom 200 metrų, sakau, tipo, paleisiu mane geriau. Biškai jau įsigandau netgi. Bet tiesiog, man atrodo, nesusipratimas kažkoks įvyko. Einam toliau, ieškoti taksų. Hello. Karim, yes? Nu va, atvykom. Saugiai. Nieko blogo šiek nebuvo. Nu, draugužiai, baigėsi mūsų pirmoji diena Irake. Žiauriai nusikaliau, nu realiai. Dabar 9 valandos, man atrodo, yra ir... Tiesiog belė kaip jau noriu miego. Gerai, tad ačiū visiems, kad žiūri mano video. Ir jeigu patiko video ir nori tikrai, kad man būtų gerai, tai paspauskit laiką, nes tai padeda, pakomentuokit kažkokią nesąmonę ir ką dar, nu jeigu nepasubscribinot kažkodėl, tai pasubscribinkit. O mes susimatysim už kelių dienų tikriausiai. Tad ate, labą naktį.